maža. Aš turiu būti vienas su Jėzumi. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas ją valgo, tas niekamai aš ir tas nematys mirties per amžius. Dalyvauti mišioje, tai susitikti su Kristumi. Ateina brangus svečias. Mes turime paruošti gražų sielos kambarėlį. Koks aš atėjau šią mišių auką. Koks buvau darbe, namuose, santykius su kitais žmonėmis. Ir pastebėjo nutolimo nuo dieviškos valios ar apie 10 Dievo įsakymų. Pavyzdžiui, netark viešpaties vardą be reikalo, arba gerbk tėvą ir motiną, arba kiti sakymai, būtina perbėgti pagrindinės gairės. Ir pastebėjo nutolimo mes atsiprašome viešpatį, išpažindami tos nutolimus nuo dieviškos valios. Aš savo knygas nunešiau į tą nunciatūrą. Pasakiau, buvo parodžio pobėdžio apreiškimai 2005 metais. Sakau, vyskupai neperdavė. Bet iš tikrųjų bažnytinis paštas, blogiausias paštas pasaulyje. Ėjo iki pobėdžiaus, dar nedaeidavo tik iki nunciatūros 17 metų. Aš tau galiu pasakyti vieną dalyką. Pas mus buvo toks kunigas Petras Aušros vartuose. Žinai? Dabar mes atsimeni su Svarinsku stovėjom prie katedros, kada pederastai ėjo. Aš irgi buvau. Tai mes įsakau ir aš buvau. O ten tik pederastai yra homoseksualai? Visi. Mes nečiupinėjom. Mes priešingoje. Mes dėtoj pusėje. Nebaigiau straipsnį rašyti apie homoseksualumą. Aš parašiau, buvau atvėžęs, bet kadangi Svarinskas pasakė, jūs nesikiškit, aš kalbėsiu. Aš niekam nebedalinau, bet aš įdėjau internetą. Aš tik daviau, esmę apibrėžimą, tai yra biosocialinis reiškinys. Ne tik biologinis, ne tik, kad ten hormonų trūksta ar ką, bet ir visuomenė tokius dar padaro. Kunigas Petras, ką aš norėjau pasakyti, susijėmė su kardinolu už šitą reikalą. Už tai, kad jisai stovėjo irgi toj pusėje, kurioje stovėjo mes. Ir jisai parašė, jisai mane sutinka vieną dieną ir klausė, aš vartuose sako, aš, sako, liepiau viskupam parašyti, sako, atvirą laišką tikintiesiems, kad jie žinotų, kaip į šitą reikalą reaguoti. Paskui sutinka ir klausė, sako, tu atvirą laišką skaitei? Aš sakau, žinot, kunige Petrai, jie rašo, tegul, sakau, jie ir skaito. Aš jų atvirų. Ten nieks dabar beveik nieko neskaito, neturi, nenori ar ką. O jisai perskaitė ir parašė jiem atsakymą. Jie, reiškia, parašė atvirą laišką žmonėms, o jis parašė atvirą laišką jiems. Ir sekančią dieną, po jo atviro laiško, jį išmetė ir iš egzorcistų, ir iš Aušros vartų, iš visur. Nurengė metams. Tada jis nesusitaikė su tuo reikalu ir per nunciatūrą parašė laišką popiežiui. Bet protingas buvo, parašė laišką popiežiui. Per nunciatūrą. Tai žinot, kur jis atsidūrė? Beprotnami 9 mėnesiams. Eikit, net šitaip. Tai iliuminatai ir kas ten tokie veikia čia? Tai žinau, kuo skiriasi nuo valdžių. Mane tada, kada kaštą įkūriau. Atėjo valdžios atstovė, tiksliau aš užpalingavau kaip Maltos labdarą. Nuveža į savivaldybę, į rūsius, iškriauna, o paskui atveža jau, žmonėm atiduoda viskas. Ir aš vijaus mašiną, kuri išvežioja tą labdarą, norėjau numeris, mano mašina perskysta, dėjau, aš nebepasivėjau ant žagarės. Vienu žodžiu, tas visas vagystės. Viskas su valdžios palaiminimais vyko ir ponia Vismantinė, ten ta Globo rūpyba, ji tam reikalui, tai ji mane nusiuntė raštą Žarnauskui, aš turiu įrašų, kaip su psichiatru kalbėjomės. Tai mane į beprotnamį irgi uždarė už tai. Tai kuo jie skiriasi? Kuo jie skiriasi nuo valdžių, kada žmogus už jų nedorybės atsidūrė beprotnamis? Ir čia kuniga lygiai už teisybę kovojantį atsidūrė beprotnamį. Taip, įsivaizduok savo. Įsivaizduok. Ir mes šiandien nežinom, kur jisai yra. Bet žinokit, tokia šviekšna kaip nugydė, kokias kančias, nedaug to Dieve. Bet tu pasakyk, Arūnai, kaip sužinot, kur jisai yra dabar?
Kaip sužinoti? O dievulėlė. Nu, matai, net kiek jau daug yra. Ką? Skaitykėm Vilniui, Kaune, Šviekšnui, Šiauliuose. Ne, nu tai Pagrindinį. jį jau iš beprotnamio išleido. Jisai buvo šitam, jisai buvo, žinai, kur jisai buvo Aukštaitijoje. Nen kur kalėjimo laiko nusikalsti. Pasakysiu, bet jau ten nėra. Viskas. Tai kam Išleido. reikalas? Jeigu dabar... Matai, motina, aš turiu jo namų, supranti, jo namų telefoną. Nu, kur jo tėvai gyvena. Supranti, kur jo tėvai gyvena. Supranti, tai šitą, aš turėjau telefoną, ten su juo galima būdavo, dabar motina jau viskas. Nešneka ten toks siaubas, kad aš negaliu papasakoti. Atsiprašau, neaptabmėsi, pasakiau, rokiški. Bet kas dedas? Pagalvokim. Taigi vaškai sustabkėm. Sudorot vieną, mes iš 20 kunigų, kurie reikalingi, vieną praradom. Ne, nori. Tai mes vieną kunigą praradom, tikrą. Supranti, kame reikalas, bet tu man pasakyk, kaip dabar sužinot, kur jisai yra. Ir jį jau išbraukė iš sąrašų jo. Gal kokio jo protnamį įkištas. Nu kaip, jau sakė išėjo. Jau išėjo iš beprotnamio? Išėjo iš Rokiškio, jisai Rokiškio beprotnamį sėdėjo, gydytojai ten yra pažįstami, sakė, jau nėra jo. Bet tu man pasakyk, kaip vat žmogus surasti. Tai irgi ne tik kunigas, bet jis dar ir žmogus. Bet čia jau, žinai, jau mes meldėmės, kiek galėjom. Ir reikia melstis, nepaliau? Ne, nu tai ar mes sakau, kad nereikia melstis, bet tu supranti, kam reikalas. Mes, reiškia, mes va meldėmės, kunigas Marekas, už kurią dieną ten, nežinau, bet čia dabar jau jisai nebešneka, bet čia prieš porą mėnesių ar prieš 3 mėnesius. Sako, jūs netaip meldžiatės. Aš sakau, klausykit, sakau, kunigė, ką reiškia netaip meldžiatės? Sakė, pas jūs intencija neteisinga. Tai sakiau, kokia intencija turi būti? Jisai sako, reikia melstis, kad jisai nueitų ir atsiprašytų kardinolą. Klausykit, sakau, už ką jisai turi atsiprašyti? Už teisybę? Nu taip. Ne, kad jeigu jisai nebūtų aukštaitis, bet kuriuos galima užlaužti. Aukštaičio tu neužlauši. Žemaičių irgi. Nežinau, dėl žemaičių negaliu nieko pasakyti. Bet aukštaičio, aš jums tik tai galiu pasakyti vieną dalyką. Jeigu jau aukštaitis žino, kad jis yra teisus, tu jo nesulaužysi niekaip. Supranti? O jis tai yra aukštaitis, grinakraujis. Ir niekad jis neis ir neatsiprašinės. Už tai, kad jisai žino, kad jisai teisus. Nu tai aš tai irgi sakau, kad jeigu esi teisus, tai sąžininkai. Tai kaip mes galim tokią intenciją melstis? Viešpait, į tavo rankas pavedu visą reikalą. Nu taip. Bet taip ir melčiamės, nu.